Gerbimi kolegos, iš tikrųjų aš vėlgi eilinį kartą nei kiek neabejoju gerais ketinimais, kuriais vedini įstatymų iniciatoriai teikia šitą įstatymų projektą. Ir tikrai, pats kaip tėvas irgi labai dažnai norėčiau, kad mažiau girtų šlaistytus ir su vaikais būtų galima saugiai kažkur nueiti. Ir tikrai turime vieną kitą neblogą pavyzdį, bet dėja turime ir patirtį ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinę, kas atsitinka su gerais ketinimais, kurie ne visada iki galo būna pamatuoti. Štai, tarkime, Jungtinėje karalystėje iki neseno laiko beveik nebūdavo tokių viešo maitinimo įstaigų, kur būdavo galima ateiti su vaikais. Dėl ko? Dėl labai paprastos priežasties, kad ten, kur pardavinėjamas alkoholis, vaikai būti negali. Spėkite, kas dingo iš kavinių ir restoranų. Alkoholis ar vaikai? Be abejo, dingo vaikai. Tai dabar klausimas dėl švenčių. Irgi mes turime iškelti savo labai natūraliai klausimą. Ar iš tiesų mes pasieksime tokius tikslus, kokių siekime? Ar iš tikrųjų bus daugiau švenčių, kurios bus skirtos šeimai, ar bus mažiau švenčių, kurios bus skirtos šeimai? Ir aš atsakymo kategoriško neturiu, bet aš labai bijau vis dėlto, kad rezultatas gali būti priešingas, negu rengėjai tikisi. Bijau, kad šeimos gali turėti galbūt dideliuose miestuose 1, 2, 3 papildomus renginius, kur gali nueiti, o daugelį kitų vietų jie gali nebeturėti jokių vietų, kur gali nueiti, nes juos pasitiks apsauginiai ir pasakys: sorry, arba, atsiprašome, bet čia pardavinėjamas alkoholis, todėl vaikai yra nepageidaujama. Eikite kitur. Aš tikrai labai nenorėčiau tokios situacijos, todėl kviečiu labai pagalvoti prieš balsuojant už šitą iniciatyvą, kur dar kartą pabrėžiu, kurios geranoriškumu iš principo niekiek nebejoju, bet pasiekmėmis taip. Ačiū.